Sveiki, hebrytė. Kažkaip taip greit ir netikėtai praėjo netgi pusę metų, kaip aš esu savininkas šito nuostabaus automobilio. Ir aš kaip tik taip ir kažkaip planavau, kad noriu padaryti jums tokį video po mano praeitos apžvalgos, jau kažkiek laiko pasivažinėjęs, kad turėčiau daugiau papasakot savo pojaučius ir, kaip tas automobilis iš vis gyvena kasdieniam gyvenime. Ir tiesą sakant, iki šios dienos aš labai norėjau jį pagirti. Aš norėjau pasakyti, kad viskas čia yra nuostabu ir man jisai labai patinka. Bet kaip tik porą dienų atgal atsitiko tokia nesąmonė, kurią aš jums būtinai turiu papasakot. Istorija tokia. Buvau aš Graikijoje, savaitę poilsiavau, viskas buvo faina, automobilis stovėjo garaže, paslėptas nuo tų visų audrų ir nesąmonių. Atvažiavau namo, pakuriu mašiną ir mane sutinka check engine'as. Prie to pačiu dar parašo, kad mes važiuojam be būsto, kad tas serviso režimas, kad pas mus tik tai motoras ir nėra turbos. Ir aš išsigandu, bet galvoju, kad galimai čia gali būti dėl to, kad automobilis stovėjo su mažai kūro, ten kūro slėgis pakryto, dabar mes biškį užsipilsim ir viską pataisysim. Tai kažkaip taip aš nuvažiavau iki degalinės, užgesinau mašiną, užsipyliau, pakūriau, serviso režimas dingo, viskas tvarkoj, bet check engine'as nedingo. Ir galvoju, reikia kažkaip šitą dalyką spręsti. Nuvažiavau, pasijungiau diagnostiką. Ir žinot ką? Visgeitas numirė. Bet jisai nenumirė, jisai juda, jisai dirba, jisai pamiršo, kur jisai turi būti. Ant automobilio 80 000 ridos dar nėra, o elektrinis visgeitas pamiršo savo atidarytą padėtį. Ir dabar atsidaro, nežinant kur. Tu pagazuoji, išai užpučia būsto, atsidaro, kad nuleis būstą ir išmeta check engine'ą. Viskas veikia gerai, bet dega check engine'as. Kiek paskaičiau forumuose, šiaip ant panašių ridų pas žmonės ant būtent priefaiso modelių tokie dalykai iššokdavo. Ir čia nėra sunkus remontas, ten reikia pasireguliuoti, yra detaliai aprašyta, kaip tai pasidaryti. Ir manau, kaip tik čia už porą šimtų kilometrų aš keisiu tepalus, tai prie to pačio ir pareguliuosiu. Tai komentaruose tikriausiai, jeigu jums įdomu, palikit klausimą. Savo komentarą, žodžiu, prijungsiu, ar padėjo man tas reguliavimas sutaisyti šitą problemą, o klaida yra 1, 2, 3, 4, 3, 1. Tai va, galit pasiskaityti, kas čia per klaida. Ir jau jeigu pradėjau tą temą apie techniką, tai mane iš pirmo karto labai stipriai nustebino šitas variklis, kaip jisai važiuoja ir kiek jisai turi galios. Ir dabar galiu papasakot biškį jau taip įdėmiau. Jisai iki šiol stebina. Čia yra 2 litrų tūrio variklis ir aš galvojau, kad man po 335 galios neužteks arba jinai pabos, bet tos galios tikrai užtenka ir dabar automobilis vis dar yra stokinis, aš jo nečipavau, man čia vieną kartą šovė idėja pačipot, bet labai greit kaip šovė, taip ir iššovė. Nes, tikrai, tos galios mieste važinėti užtenka ir kas man labai patinka šitam automobiliui, tai kad jisai neprovokuojantis, tu kažkaip ramiai savo važinėjai mieste, jisai tyliai dirba, ant sporto ten biški kažkaip burzgena netgi. Ta dėžė taip aфиgenai perrengia tas pavaras. Jeigu ką čia yra ZTF-as 8 bėgių, jisai yra ir ganėtinai patikimas ir labai gerai jau tas pavaras perrengia. Tad prie šitos pusės, prie technikos, nėra prie ko prisiknyst. Yra, aišku, su varikliu dar tokių biški niuansų, ko aš tikiuosi nepatirt, bet tas N20 priefaiso variklis turi niuansą su grandinėm. Ir jeigu jūs jo neprižiūrėsit, tai jeigu jūs nepakeisit prie 100 000 ridos arba ten biški daugiau tas grandinės, tai jos plyšta. Bet yra vienas geras pliusas su toms grandinėms, jos yra priekyje. Tad pakeitimas kainuos daug pigiau negu kokiam NCAM7 arba ten MPM7 dizeliams. Tai va, čia yra toks pliusas. O jeigu jūs nenorit keisti grandinių prie 100 000 km, tai turit labai dažnai keisti tepalą, nes tai prailgina grandinių gyvenimą. Čia galėjo būti jūsų tepalo reklama. Niuansas, kuris mane erzina iki šiol šitam motore, tai yra jo garsas. Ne išmetimo garsas, nes išmetimas čia gali būti nuostabus. Galit pažiūrėti mano video su išmetimo tuningu.
Jekauju. Šiaip, jeigu žmonės deda downpipe ir įdeda tiesų išmetimą, ten su gerais bakeliais. Arba tiesiog downpipas, arba net galima palikti stokinį tą katalizatorių ir tada padaryti gerą išmetimą. Tie varikliai skamba labai gerai ir dar su teisingom ten programom biškai pašauda, nu ten viskas su jais yra gerai. Pats variklio garsas iš po kapoto labai erzina. Čia yra tiesus įpurškimas ir, ten purštukas stovi ir šauda benziną tiesiai į cilindrą. Ir jisai klaksi kaip saliarka. Ir, aš nesu pripratęs prie tokio variklio garso iš benzino. Tu sėdi pakuri ir jisai tau klaksi netgi salone. Tu stovi prie mašinos, jisai kaip dizelis klaksi. Ir čia yra normalus šitų variklių darbas. Taip dirba visi tie N20 varikliai. Iš pradžių man, kai pirmą kartą pakūriau, man pasirodė, kad čia yra kažkas negerai variklė, kad čia yra kažkoks geniukas, man reikės ardyti variklį ir ieškoti, bet ne, čia tiesiog toks jų darbas. Tai, jeigu jūs norite tokį automobilį, tai reikia būti pasiruošusiam klausyti tokį variklio garsą. Na ir kaipgi nepapasakot apie išvaizdą, apie dizainą. Ant kiek stipriai man patiko E90 kėbulas, ant tiek stipriau man patinka šitas kėbulas. Ir, aš jau pusę metų žiūriu šitą mašiną, nei kažkiek man jinai nepabodo. Nupieštas automobilis. Perfekto. Kodėl pradėjau kalbėti apie išvaizdą? Be empako šitą mašiną, ne taip fainai atrodo, ne tokia pikta. Taipogi be tų visų papiktintų veidrodėlių, be spoileriuko, ne tokia išvaizda. Ir aš čia viskas ne šiaip savo pasakoju, nes biški čia esu palaužęs originalių bamperių, esu pašaudęs iš bulvių patrankos į originalias grotelės ir galiu pasakyti, kad originalus BMW plastikas yra tikrai geros kokybės. Bet visi empakai, kuriuos jūs matot Lietuvoje, dauguma iš jų tikrai yra neoriginalių ir pirkta iš visokio ten įmonių ir dažniausiai čia yra Taivanijos plastikas ir su juo yra problemų. Po pirma, jį sunku uždėti ant mašinos. Jeigu jūs neuždėjot tą plastiką ir nepaliko tą mašiną ant saulės, tai po to nudažyta detalė bus tokia ir jūs tiesiog labai smarkiai pavargsit ją kištant mašinos. Pavyzdžiui, priekinį buferį užtempt ant automobilio yra ką paveikti. Slenkščiai irgi, jie ten arba trumpesni, arba ilgesni, kažkaip nesueina biški taip iš išvaizdos, kol tu ten neištampysi, neprisuksi, nepažaisi ten su jomis. Tai yra daug žaidimų su tuo. Originalio empako aš nedėjęs esu, tad negaliu čia dabar pasakyti, kad jie labai skiriasi su pačiu uždėjimu, nauji bamperiai, nes visi originalūs nenauji, tai jie irgi ten šrotose tokie sulaužyti guli ir jų irgi reikia remontuoti, ten lipdyti, špakliuoti, dažyti. Tai kad, geresnis vis tiek pasirinkimas yra paimti ne originalą naują, bet tiesiog sakau, kad yra su tuo nemažai problemų. Taip pat su to plastiko pačio kokybė, jisai yra labai trapus. Čia jau matėt vienam vlogė, kad turėjau smulkų tokį įvykį į priekį ir, ateinu, mašina kaip ir stovi, nieko kaip ir neatsitiko, bet buferis tiesiog ištaškytas. Jisai ten biški priekis įlenktas, bet jisai visas suskilinėjo. Tad buferį ten tiesiog, nėra ko žaisti, išmetimų įėjo. Ir grotelės priekinės irgi, tas emkinės grotelės, neoriginalias, ten irgi kažko gavo, įtrūko. Nežinau, originalė iš bulvių patrankos šaudžiau iš pneumatikos, nieko, net chromas nenusilūpo. Čia jau biški kitaip viskas. Klasiškai prieinam prie maloniausios dalies, vairavimas, bet čia yra mano nuosavas automobilis, tad vairuoju jį kasdien. Salone yra labai daug pliusų, kurie man tikrai labai patinka ir labai džiugina po E90 trejetuko, bet taip pat yra keli labai smarkus minusai, kurie nervina ir tikrai to nebuvo mano praeitoj trojkiai. Kaip atrodo visas salonas, aišku, pas mane čia ir komplektacija visai nebloga, čia yra sport komplektacija automobilio, kas yra šiaip biški juokinga, nes automobilis yra sport komplektacijos, ant skydelio kiekvieną kartą, kai pakuri mašiną, parašo M-Performance,
ten ant sparnų yra sport parašai, ant slenkščių yra sport parašai, bet mašina ėjo be M-pako, tai kad šitas dalykas man yra biški įdomus, nu bet tiek to, M-paką galima susikrauti ir bus gerai. Tai va, pas mane aišku yra čia ne paprasčiausias salonas, čia yra sport salonas su visai man labai patinkančiom spalvom, čia tokia šviesiai pilka, su juoda ir su chromu, labai čia gražiai dera, kaip pagal mane, tai noriu pasakyti, kad salonas yra tikrai nuostabus. Jisai atrodo labai naujoviškai, labai fainai, labai patogiai, juodos lubos daug ką dadeda. Tai kad viskas yra super, kol tu nepradedi naudoti tos mašinas kiekvieną dieną, nes yra toks niuansas, ko nebuvo mano praeitoj trojkiai, čia visą laiką kažkas krekžda. Tas plastikas, jisai nėra kietas, jisai yra minkštas ir viskas yra tvarkoj. Bet va, dabar kažkas visą laiką krekžda ir ta mašina tokia jaučiasi biški, kad nežinau, kad bandė palengvinti automobilį. Jisai ir jaučiasi daug lengvesnis negu praeitą trojkę mano. Ir taip tikriausiai yra, nes, nežinau, tu važiuoji, ant kažkokio nelygumų užvažiuoji, lėtai pravažiuoji ir kažkas gale ten sukrapždėjo, ne pakaboj, o salone. Kažkoks plastikas suvaikščiojo, kažkas tokia, visą laiką kažkokie yra garsai. Dar labai garsiai dirba kondiškė. Ta prasme, kai ten ant pirmo, ant antro, ant trečio, ten to lygio viskas yra tvarkoj, bet kai paleidi maksą, čia yra kažkoks nonsensas. Nežinau, ar dabar su mikrofonu girdėsis, bet va, paleidžiu maksą. Ir čia yra blemba tragedija. Būna reikia pagarsinti muziką, kad išgirst kažką. O jeigu kalbėsi, tai aš nežinau, ar dabar manęs girdės, nes tikrai labai garsiai skamba. Ką pirmoj apžvalgoje šitos mašinos kalbėjau apie garso izoliaciją, tai su šituo dalyku kažkaip susigyvenau ir dabar jau taip smarkiai neerzina, kažkaip savo važiuoju. Būna yra prikolas, kad pradeda švilpauti per langus, bet tai yra labai greit ir lengvai pataisoma. Tai jums kaip tik lifehackas. Pridarot langą, uždarot atgal, gumytė normaliai prisispaudžia, nešvilpauja. Tai prikolinas dalykas, kurį suradau šitam salone, tai kad bardačiokė yra labai minkštas apmušimas. Ten labai minkštas veliūras. Ir realiai dabar, kai suradau šitą dalyką savo automobilį, pradėjau žiūrėti kitų automobilių bardačiokus ir ten nėra tokio malonaus apmušimo. Na ir dabar važiuoju ir tiesiog džiaugiuosi, kaip ta mašina vairuojasi. Šitas automobilis kasdieniam gyvenimui labai fainai vairuojasi. Nežinau, kaip čia taip tie BMW inžinieriai padarė, bet šitas automobilis labai gerai reaguoja į vairą. Tas vairas yra ganėtinai lengvas, bet yra ganėtinai gerai juntamas su ratais. Turiu omeny, kad aš jaučiu, kur mano ratai ir ką jie daro. Tai malonus jausmas. Taip pat nežinau, kaip tai yra padaryta, bet automobilis yra, kadangi čia trojkė nesuper ten minkštas ir valkas, bet jisai yra ganėtinai komfortiškas ir nėra toks kietas, kad kai pravažiuoji gulinti, tau ten nugarą paskauda. Jisai yra ganėtinai komfortiškas, kaip man, ir yra gerai valdomas. Tai toks universalus miesto automobilis, sakyčiau. Čia personaliai man. Aš pasakoju apie būtent savo patirtį su šito automobiliu. Erzina biški multimedija. Čia yra didelis telikas. Kaip suprantu, čia yra cicas, nes iki NBT man trūko 1 metų. Ir erzina tai, kad blemba, aš kaip pirkau F30, galvojau, gerai, aš kaip pirkau E90 su dideliu cicu, galvojau, kad pas mane tikrai turi būti Bluetooth'as, kad aš neturėsiu auksų jungti su savim nešiotis. Ir žinot ką, aš nupirkau F30 su tokia pat minti ir man trūko 1 metų, kad turėčiau Bluetooth'ą. Čia yra laisvų rankų įranga. Čia mano telefonas gražiai prijungtas. Aš galiu pro mašiną skambinti, aš galiu pro mašiną čia kalbėti. Čia yra viskas super, čia yra daug opcijų. Bet kodėl aš turiu vežiotis auksą? Aš ten suprantu, kad aš galiu įmesti bloką, ten dasimokėti pinigų ir jį prijungti. Bet blemba, kažkaip jau pradeda mane erzinti šitas dalykas.
užtat noriu labai pagirt pačią muziką. Čia stovi hi-fi, čia nėra galingiausia muzika, bet po mano E90 muzikos čia nuostabiai skamba ta muzika. Man labai patinka čia klausytis muzikos, gerai jaučiasi basas, švari ta muzika, nėra super garsiai, nėra super tyliai, yra viskas kaip reikia. Čia aš kiekvieną kartą, kai pasileidžiu kokią nors dainą arba kokią nors podcastą mašinui, kiekvieną kartą džiaugiuosi, kad neprapiginau ir nupirkau būtent automobilį su hi-fi. X-Drive. Iš pradžių buvau labai skeptiškai žiūrėjęs tą X-Drive'ą, nes mes visi žinom, kad iš E-serijos BMW X-Drive'ai byra, X-Drive'ai nevažiuoja, niekur nesikapstų ir labai blogai dirba. Snieguose strikinėja, smėlyse strikinėja, niekur nevažiuoja. Bet man labai pabodo su savo praeitų BMW su visą žiemą niekur nevažiuoti ir strikinėti, tad pasiėmiau šitą X-Drive'ą ir jūs galit pamatyti, mano kanale yra 2 video apie offroadą. Vienam video važinėjau žiemą, kitam video važinėjau vasarą per smėlius ir tas X-Drive'as mane labai smarkiai nustebino. Galit pamatyti tai videose, kaip veikia ta sistema ir aš manau, kad mieste tai yra tikrai daugiau nei reikia. Video po biškį prieina iki galo, tad užbaigimui porą žodžių apie eksploatacinės automobilio kainas. Esu ir savo, ir tokiems pat automobiliams su tokiais pat motorais keitęs tepalus, tad tepalai su filtrais kainuoja apie 70 eurų už detalės. Darbas čia nėra sunkus, viskas labai gražiai prieinama, filtriukas iš viršaus, viskas labai fainai paprasta. Tai nežinau, kodėl žmonės skundžiasi, kad labai sunku aptarnauti tuos automobilius. Stabdžiai su pakaba irgi nekainuoja kosmosą. Čia esu pakeitęs į ratą visus stabdžius, ne diskus, o tik tai kaladėlės. Tai irgi, kadangi čia ne 335, ne 340, stabdžiai netokie ir nekainuoja kosmosą, ten normalios, adekvačios kainos kaip ir visų kitų auto brandų. Gal biški daugokai tas 2-litrinis motoras ryja kūro, man mieste jisai rodo 11. Aišku, kai išvažiuoju už miesto ir mini savo ramiai magistralę, mini ramiai. Ten 90, 100, 140, pagal ženklus. Tai tada jisai ten telpa į 8 vidutinių sąnaudų. Bet, ten kai tas žiūri momentinį, ten 6, 7, 9, ten kai kalniuką, tai į 8 telpi tikrai. Mieste, aišku, jisai ten biški jau pavalgo. Aš važinėjau ramiai, nespaudžiant šitą automobilį, tad man mieste 11. Žmonės, kurie spaudinėja, ten laksto, tai pasakoja man, kad ten be 15 vidutinių sąnaudų neapsieina niekaip. Na, nežinau, aš su to kažkaip nelabai susidūriau, man nedaug jinai ryja palyginus. Na, tikėjausi aš biški mažesnio tų sąnaudų, bet persėdęs iš E90, kur buvo 335D 3 litrai su 2 turbinom dizelis, tai ryja jie panašiai, tai jokio skirtumo ant kišenės nepajutau. Man kažkaip viskas tinka ir viskas yra super. Dar prie to pačio, kai žiemą tu pakuri benzą, jisai iškart yra šiltas, salonė iškart šiluma, šildomas vairas su šildomom sėdynėm padaro irgi savo. Vasarą to nereik, bet malonu, kad yra ta funkcija. Dar labai juokingas dalykas man, aš praeitai apžiūruoju prieš pusę metų šitos F-kės taip džiaugiausi, kad yra ta funkcija, kur koja pamojuoja iš bagažinės ir bagažinė atsidaro. Tai taip smarkiai, taip labai džiaugiausi tą funkciją, kad po to laiko beveik nei karto nenaudojau. Gerai, kad yra, bet kam jinai yra, neaišku. Tai va, toks biški kalbingesnis video, mažiau vaizdų, daugiau kalbų šitam video buvo. Tikiuosi, jums buvo įdomu pasiklausyti mano patirtį su šitų automobiliuku. Šiaip planuoju jį pardavinėti, tad jeigu jūs sudomina būtent šitas egzempliorius, galit brūžtelti man asmeniškai į Instagramą. Ačiū už dėmesį, rašykit komentarus, statykit laikus, klauskit komentaruose, ką jūs domi apie šitą automobilį, klauskit komentaruose, ką jūs domi apie kitus automobilius, rašykite komentarus, kokį automobilį jūs norėtumėt pamatyti mano kanale test drive'uose ir iki sekančių susitikimų.
Ate, ate.